Kaip sako juristai, nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. O kiekvieno valia, ką pirkti už gautus pinigus. Arba už kiek savo daiktą parduoti. Puošnus grafo Radvilos dvaras Taujėnuose, Lietuvos architektūrinis paminklas, prieš 5 metus atiteko žemės ūkio bendrovės pirmininko Stasio Blockaus žmonai Danutei. Nusipirko pirmininkienė dailų italų stiliaus dvarą pigiai už 11 717 litų. Nu, nebėra to dvaras, suplyšęs, išversus. Glėvėsi, kaip pakala. Kaip te langų, net durų, nieko nebėra, viskas. Visokie pacanai eina, šauda, lauža, vienu žodžiu, kad čia tiesiog baisu. Tas pirmininkas, direktorius šitus Blockus dirba. Čia jis biznį, jie fanaragavoje turi, visus kapūstus, varė, viskas. Trumpai dvarininkė pabuvus, Danutė tvarko bendrovės kopūstus ir sandėlio duris saugiai užrakina, nepalieka taip, kaip šiandien atlapotos dvaro. Apie didingą pirkinį net į kalbas nesileidžia. Aš nieko nešneku. Bet kai pirko, tai jūsų vardu pirkta. Sės man numačiau, bet čia dirba. O kur mums dabar ieškotų savininkų dvaro? Kur jie yra? Kaune. Kaune? Nu. Nereikalingas dvaras ir kauniečiams. Prieš 1,5 metų už 500 000 bandė jį parduoti. Šiandien kaina perpus mažesnė. Labadiena. Labas. Sakykite, jūs parduodate Taujėnų dvarą? Taip. O kokios yra sąlygos pardavimo? Nu, o kodėl, kokios sąlygos? Nu, parduodam ir viskas. O bent jau kaina ten jūs maždaug... Apie 200 000 litų. Parduodamam Taujėnų dvare dar taip neseniai klestėjo kultūra. Būdavo į salį ir visokių teatrų atvažiuodavo ir šitai ir šokiai buvo. Ir nu vienu žodžiu, valgykla buvo, salė didelį buvo, visko į vestuvės galėjai daryti. Nu vienu žodžiu, viskas buvo gerai. Eidavo, šeštadienį sekmadieniais šokiai. Jo, ar čia smagios panos Taujėnų? Smagios. O ką Taujėnų damos veikia vakarais? Miego tikriausiai. Užsidarius dvaro diskotekoms, geriausi šokėjai atsidūrė gatvėje. Nasiemas gėlių raudonųjų, kurio aš prisiskinti nebegaliu. Aš Antanai, pašaukit. Antanai, nustok, peršis mes, na, pučinai, žemės, tas peršis.